Šiandienos Evangelijoje Jėzus išvaro demonus ir gydo ligonius. Tai atskleidžia dvi tikras kovas – dvasinė kova ir vidinė žmogaus širdies kova. Jėzus pagydo Simono, Petro uošvę. Vėliau minios ateina pas jį. Evangelija sako, kad jis pagydė daugelį ligonių. Šis vaizdas rodo žmoniją prieš Kristų, sužeistą, pavergtą, dvasiškai sergančią. Gimtoji nuodėmė mus giliai sužeidė, bet nesunaikino mūsų prigimties. Priešingai nei teigė Liuteris ir kiti eretikai, žmogus netapo visiškai nepajėgus. Mes vis dar galime girdėti Dievo žodį, atsiliepti į malonę ir rinktis gėrį. Mūsų sieloje yra aiškių žaizdų. Pirma, dvasinis nežinojimas, protas buvo aptemdytas nuodėmės. Antra, polinkis į blogį, valia tapo netvarkinga, bet išliko laisva. Trečia, netvarkingos aistros, troškimai, pyktis ir geidulingumas turi būti išgydyti. Todėl ateina Jėzus. Malonė nesunaikina žmogaus prigimties. Jį ją gydo ir pakelia į šventumą. Dabar būtina priimti konkretų sprendimą – eiti pas Jėzų. Studijuoti tikėjimą, pažinti katekizmą, ugdyti protą. Atlikti konkrečius paklusnumo, atgailos ir apsivalymo veiksmus. Nutraukti ryšį su nuodėme ir pasaulio netvarka. Tu esi pajėgus. Dievo malonė yra tau prieinama. Kristus nori laimėti šią kovą tavo gyvenime ir išgydyti tai, ką nuodėmė sužeidė tavo viduje.